Šeimos istorijų ir lietuviškosios tapatybės arba diasporinio ugdymo programa, kaip mes ją vadiname dirbdami komandoje, tai yra daugialypis kursas skirtas viena vertus mokytojams, kurie ieško naujų prasmių arba bando sugrąžinti šitą klasikinio mokymo prasmes ir klasikinių istorijos studijų, tapatybės studijų prasmes į savo kursą, o mokiniams tai yra galimybė iš naujo atrasti arba pirmą kartą atrasti savo šeimos istorijas, užmegzti glaudesnius ryšius su galbūt nuotolyje gyvenančiais seneliais, šitą ilgėliau pabendrauti su tėvais ir atrasti šeimos istoriją, kurios iki šiol detaliai ir nepažinojo. Turbūt svarbu būtų pasakyti, kad šitoje programoje kartu gali dirbti mokytojai iš Lietuvos mokyklų ir mokytojai iš lituanistinių mokyklų. Programa yra pilnai nuotolinė, todėl joje gali dalyvauti mokytojai gyvenantys įvairiose laiko juostose, įvairiose zonose. Ir tai yra tikrai nuostabu, kai tai pačiai misijai susitinka mokytojai, kurių realijos yra Lietuvoje ir mokytojai, kurie gyvena užsienio šalių realijomis, dirbantys lituanistinėse mokyklose. Bet visų tikslas yra vienas. Ir tas pats, ir iššūkiai yra taip pat labai panašus. Tai yra siekis suartinti vaikus su tėvais, siekis užnorinti vaiką domėtis savo šeimos istoriją, savo giminės istoriją, savo kilmę ir kurti savo asmeninį pasakojimą. Ir į tai turbūt susiveda visa šita, taip kaip mes ją pavadinome, diasporinio ugdymo programa, tai kad vaikas mokėtų, norėtų ir gebėtų sukurti savo asmeninį pasakojimą. O tas asmeninis pasakojimas susideda iš tos mažosios istorijos, ką Domas minėjo, iš tos istorijos, kuri galbūt nėra dažnai atspindima istorijos vadovėliuose, tam didžiame pasakojime. Ir paskui iš tos didžiosios istorijos, kurioje mes įtraukiame lietuvių migracijos, diasporos istorijos aspektus, supažindiname vaiką su ta lietuvių pasaulio geografija. Diasporinio ugdymo arba šeimos istorijų ir lietuviškosios tapatybės programa man iš tikrųjų turi mažiausiai 3 vertes, todėl kad vieną vertę jį suformavo tada, kai būdamas autorių kompanijoje aš ją kūriau. Tai iš esmės tai tapo pretekstu galvoti apie pačių autorių tapatybės, apie universiteto įsipareigojimą, tame tarpe pasaulio lietuvių universiteto įsipareigojimą lietuviškai bendruomeniai. Visai antras svarbus elementas, tai aišku, jau yra iš mano kaip praktikuojančio mokytojo perspektyvos, tai yra galimybė šitą pateikti įrankį, programą, kuri efektyviai padėtų šitą užpildyti gerokai pastaruoju laiku nususintą, gerokai netekusi prasmės istorijos turinį ir labiau leistų sugrįžti prie lietuviškosios tapatybės klausimų. Ir galiausiai kitas dalykas, kad tai yra labai įdomi asmeninė patirtis, kada susiduri su programos dalyviais, su labai skirtingų interesų, labai skirtingų patirčių programos dalyviais, savaip interpretuojančiais, savaip skleidžiančiais programos turinį. Tai kitaip tariant, susidurdamas su šitais žmonėmis, tu palaipsniui formuojas irgi kaip žymiai įdomesnė daugialypė asmenybė, matanti lietuviškosios tapatybės skirtingus lietuviškosios tapatybės perskaitimus ir skirtingus programos įgyvendinimo modelius. Kitaip tariant, šita programa man pačiam visada yra labai didelis eksperimentas ir nuolatinis savo, atrodo, jau sustabarėjusių įsitikinimų, vertybių ar tam tikrų net akademinių klišių persvarstymas. Jeigu jums patiko tai, ką išgirdote ką tik, labai maloniai kviečiame į programos pristatymą birželio 26 dieną 15 val. Lietuvos laiku. Pristatymas nuotolinis, mes kartu su Domu papasakosime plačiau, galėsite užduoti klausimus. Na, o pati programa startuoja rugpjūčio 22 dieną.